Mes atrodo išvažiavome į Eurolygą, bet neišvažiavome iš Joniškai. Lietuva tikrai nėra sporto šalis. Bet tai čia skandalinga, o tai 3-3 nefinansuoja, sakysim, olimpinės net komandos. Savivaldybės pinigus skiria, jie ten savęs galinėjasi, jokių tikslų nebeturi, kad būti kažkur tai matomi pasaulyje ir panašiai. Nu taip ir verdam tose sultyse. Ir tos vaikus priverčiam virtis tose sultyse. Gal atspindi tą situaciją, kuri egzistuoja apskritai ir politikoje. Mes provinciali valstybė. Andrius Kubilius teisingai pasakė, mes murkdomės provincialume ir vis. Bauskaitį mane dar antrą kartą pasodins iš principo, nes aš esu, darysiu poveikį. Tai aš galiu įtyrus rėkti ir sakyti, kad čia nesąmonė, bet žiūrėkit, tą, ką aš darau už savo pinigus, viskas gaunasi. Kam skirt valstybės pinigus? Dar vienam olimpiniam medaliui artimiausiam cikle, ar dvigubai daugiau Lietuvos vaikų reguliariai sportuotų? Gerai, kad Žalgiris yra, bet kad mes taip jį sureikšminam, manau, kad neteisinga lyginant kitus netgi kitas sporto šakas. Liberalūs pokalbiai. Sveiki, gyvai prisijungę prie liberalių pokalbių. Aš Jonas Vitkauskas ir mes čia su profesoriumi Raimundu Lopata aptarinėjame įvairius įvykius Lietuvoje ir politikoje. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Lietuvos krepšinio federacijos viceprezidentas ir vienas iš 3x3 krepšinio kūrėjų, Rolandas Girys. Labadiena, Rolandai. Sveiki. Kadangi šiaip Lietuva tokia skaitosi lyg ir sporto šalis. Turime ir olimpinių čempionų, ir pasaulio rekordininkų, ir krepšinis labai mėgstamas ir panašiai. Bet šiandien kalbam ne tiek gal apie pergalės, bet gal kas iš tiesų vyksta su tuo Lietuvos sportu, su sportininkais, su federacijom, su pinigais galų gale. Ir pirmą klausimą, tokį parašiau gal nežinau, provokatyvų ir gal ne visai korektišką, bet jeigu tektų rinktis tarp to, ar kam skirt valstybės pinigus, dar vienam olimpiniam medaliui artimiausiam cikle, ar dvigubai daugiau Lietuvos vaikų reguliariai sportuotų? Per vidurį abiem negalima. Pirmiausia, tai Lietuva tikrai nėra sporto šalis. Visų antra, didžiosios pasaulio šalis, kaip Kanada, Australija, Prancūzija ir panašiai, sportas pas juos yra politikos galios klausimas. Ir tai yra normalu, manau. Mažesnės valstybės tokios panašios kaip Lietuva, sakykime, tai yra ir Kroatija, ir Slovenija, jas galima vadinti sporto valstybėmis, nes jeigu pradėsi lyginti visas sporto šakas, ar individualias, ar komandinės, tai yra, šimtmečiais mus aplenkia į priekį su savo pergalių skaičiumi ir dalyvių skaičiumi. Atsakant į klausimą, ką aš rinkčiausi, tikriausiai šiandien dieną negaliu atsakyti, nes visą laiką galvojau, kad olimpinis medalis pastumėja visuomenę atkreipti dėmesį į tą sporto šaką ir auginti ją, ir galbūt savaime atsiranda daugiau vaikų norinčių tame procese dalyvauti. Bet mano patirtis sako, kad taip nėra. Reikia pirmiausiai sukurti madą. Tai aš matyt, kad skirčiau vaikams viską iš tikrųjų. Rolandai, jau kalbant apie madą, ne kartą kalbėjom apie 3x3 perspektyvas krepšinio. Po paskutinio čempionato, kaip vertintum tas perspektyvas tiek vyrų, tiek moterų? Nes buvo kalbos apie tai, kad netolimoje ateityje 3x3 išstums iš populiaraus 5x5, taip tariant, taps konkurentais ir galų gale 3x3 laimės tą konkurenciją. Kaip dabar atrodo? Ar ta konkurencija stiprėja? Nemanau, kad buvo kada nors kalba, kad išstumtų 5x5 krepšinį 3x3. Bet kad bent jau žingsniu 2 ar net 5 žingsniais priartėtų prie to populiarumo, to norėjosi. Ir galbūt tas ir buvo mano tikslas ir finansavimo, ir darbo užsiėmimas, kad taip ko greičiau atsitiktų. Bet šiandien dienai tai, kaip mes atsilikom labai stipriai nuo tos mados, taip ir atsiliekam.
Ir ten yra dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, mentaliteto klausimas iš principo. Tie mūsų sportininkai mentaliai atsilieka nuo to tokio požiūrio pasaulyje į nišinės sporto šakas, į galimus laimėjimus, netgi tos pačius pinigus, kiek galima tenai uždirbti toj nišiniai sporto šakoj. Tai žodžiu, viskas yra daug liberaliau žiūrima pasaulyje į šitos dalykus. Pas mus Lietuvoje yra kultas, netgi nesakyčiau, kad krepšinio, o kultas Žalgirio yra. Ir tame kulte visi tam burbule ir maudosi, iš principo galvodami, nesuprasdami, netgi sakyčiau, neturėdami kritikos savyje nebuvimo, kad aš vis tiek galvoju, užauksiu, iki Žalgirio arba iki tos rinktinės. Matyti reikia daug laiko, kad praeitų, bet tam, kad praeitų daug laiko ir toliau 3-3 sėkmingai būtų pasaulio trejetuke, tai reikia daug ir pinigų. Čia Raimondas inicijavo šitą pokalbį, kai nusiminė, kai Latvijai pralošėm ketvirtfinalyje, sakė, būtinai reikia ir aš nusiminiau, iš principo. Lygiai prieš 4 dienas mes Latvijos pasirengime Kaune VDU sporto komplekse talžėm tiesiog jos. Ir atėjo po 3 dienų mes jau jūs, ar po 4, ten praėjo 4 dienos. Ir mes jiems pralaimėm. Ir tai yra ypatingai skaudu, kai dar kaimynams pralaimi, kurie, yra nieko negeresni iš tikrųjų. Ir pas juos yra dar mažiau pasirinkimo negu pas mus, tarkim, iš žaidėjų kiekio ar panašiai. Bet tai 3-3 toks atrodo, kad žvaigždės netaip spindi ir tie sportininkai netaip žinomi. Ta prasme, čia viskas iš to išeina, kad nėra iš visuomenės dėmesio, ar kaip? Kodėl tos nišinės šakos? Ar čia grynai iš sportininkų ateina? Aš nežinau, kiek yra dėmesio iš visuomenės kitam krepšiniui. Tarkim, yra ten tų lygų, yra regionų lyga, yra NKL lyga, ta pati LKL yra iš tikrųjų. Nemanau, kad ten yra labai daug to irgi dėmesio, bet visą atmosferą sukuria Žalgiris. Ir jis nuima, kaip ir padaro, jis kaip toks flagmanas yra ir padaro tokį, kad tai žiauriai populiaru ir kažkas tuom gyvena. Bet mano nuomonė, tai yra gerai, kad tas Žalgiris yra, bet kad mes taip jį sureikšminam, tai yra, aš manau, kad neteisinga lyginant kitus netgi kitas sporto šakas. O tai kodėl Žalgiris 3-3 nepasidaro komandos? Aš nežinau, todėl kad aš jau prieš kokius 4 metus jiems jau siūliau, kad daryti 3-3 komandą, tuo labiau, kad šiandien dieną jau turi ir Valencija, turi ir Barcelona, ir Partizanas, ir Crvena Zvezda turi ir jos dominuojančios komandos pasaulyje, klubiniam krepšinį. Esmė yra, tam mentalitete ir vadybos ir žaidėjų, būtent Lietuvoje, aš nežinau, prieš kokius metus kalbėjau ir panašiai. Mes atrodo išvažiavome į Eurolygą, bet neišvažiavome iš Joniškai. Ir tiesą pasakius, aš šiandien tik grįžau iš Amerikos, buvau su U13, U14 rinktinėmis didžiausiame pasaulio turnyre Hoops, Global Hoops. Ir mūsų 13-mečiai laimėjo 1 vietą. Mes tokį dėmesį dabar gavom iš Amerikos ir nuo didžiausių žvaigždžių ir Matas Buzelis pasveikino, aišku, per telefoną su įrašu. Buvo daug NBA žvaigždžių. Ta prasme, tiesiog didžiulis dėmesys ir dabar bus didžiulis bendradarbiavimas būtent su Hoopsais ir su Lietuva. Bet čia ir yra klausimas, kaip mes norim ištrūkti iš savo tos mažyčio burbulo, turėti tų svajonių, kur ta Lietuva kotiruojasi iš tikrųjų. Nedaryti savivaldybių čempionatų. Jūs suprantate, kad pas mus yra savivaldybių čempionatai. Tarp Širvintų. Skaičių beveik. Jo. Ne, Širvintai prieš Vilkaviškį, Jurbarkas prieš Marijampolę. Tai yra, savivaldybės pinigus skiria,
Jie ten savęs galinėjasi, jokių tikslų nebeturi, kad būti kažkur tai matomi pasaulyje ir panašiai. Nu taip ir verdam tose sultyse. Ir tos vaikus priverčiam virtis tose sultyse, nes šiandien dienai, kiek Matas Buzelis padeda mums būti pasaulyje, tai čia net neįmanoma įvertinti. Tai jeigu taip rimtai pasižiūrėsi, kas dabar įvyko, reiškia, tai yra, sakau, tai visas NBA dėmesys. Komisaro sveikinimas, NBA komisaro sveikinimas. Bet mes taip užsidarę vis tiek yra svarbiau, kaip dabar gausis iš tikrųjų koks nors vienas ar mažas čempionatas, nes tiesą pasakius, yra to rajono rinkėjam yra svarbiau, yra ne Lietuva, o būtent ta miestelis, kuriame yra, reiškia, išlaikoma ta komanda. Yra vizijos neturėjimas. Tai gal atspindi tą situaciją, kuri egzistuoja apskritai ir politikoje, mes provinciali valstybė. Taip. Andrius Kubilius teisingai pasakė, mes murkdomės provincialume ir vis keista. Žiūrėkit, šitą Utena šventė, pavyzdžiui, LKL ten antrą vietą. Tai aš ir sakau, Rytas jau nešvenčia. Ne, bet tai yra provincialumas vis tiek iš principo. Jeigu Utena pasiektų rezultatų Europoje, jau yra jų vizija kažkokia įėjimas į kažkur tai. Bet nemanau, kad... Bet Rolandai, vis tiek tada kas yra svarbiau? Aš čia tada prie to paties grįžtų. Masinė kultūra ar tie rezultatai? Ta prasme, turbūt rezultatai yra kaip marketingas, vidinis marketingas gaunasi, ne? Pritraukti tuos žmonės. Bet šiaip, kalbant apie tą pačią Uteną, čia aš suprantu, buvo tų tokių ginčių, kad Utena finansuoja komandą pačią, bet iš esmės neturi krepšinio mokyklos normalios. Ir tada gaunasi, kad 40 eurų kiekvienas Utenos gyventojas sumoka už krepšinį, bet vaikai, kaip ir... Ir dar sumoka tos pinigus legionieriai. Taip. Tu čia nors galvą į sieną daužyk, naujovių Lietuvoje žmonės nepriima. Jie visiškai nori gyventi toj baloj, kurioje jau yra. Čia aš apie sportą kalbau. Ir yra vienetai, kurie, sakykime, kažkokius tai bando daryti, vizijas, kur mes einam. O tai kur mes einam? Aš tai žinau, kur einu. Aš kurdamas 3x3 krepšinį, aš įėjau į olimpinius medalius. Aš juos pasiekiau, nors man ačiū, niekas nepasakė, įdėjau velnė žino kiek pinigų ir būtent po olimpinio medalio laimėjimo aš visur sakiau, žiūrėkit, praeis mėnesis ir užmirš visi viską. Toliau, tik tai mano pastangomis, arba mano finansais, aš aišku turiu didžiulius 2 partnerius, tai VDU universitetą, kuriam žiauriai ačiū, ir įmonei Vaptrans, kuri žiauriai padeda, bet visą kitą aš daugiau nieko nenugaliu. Ta prasme, nei valstybės, nei rėmėjų ir panašiai. Bet tai čia skandalinga, o tai 3x3 nefinansuoja, sakysim, olimpinės net komandos normaliai. Žiūrėkit, ta sistema yra labai sudėtinga ir aš jau iš valstybės, tiek kiek valstybė yra pagal įstatymus sugalvojusi, kaip turi būti finansuojama, tą mes jau ir pasiimam iš principo, netgi su kaupu, sakykime. Bet jeigu aš noriu pasakyti valstybei, kad žiūrėkit, tai yra neteisingi dalykai, yra pas jūs daug. Tai aš jau 2 metus sakau, kad reikia daryti pataisas, nes jos neveda mus į priekį. Tai manęs niekas neklauso, nes kažkam tai yra galvoja, kad kiti išmano, sėdėdami ar Seime, ar ministerijai, sėdėdami ir galvodami, kad praeis 2 metai ir ta prasme, čia yra, viskas darosi darbo būdu, dirbant. Bet čia turbūt yra dalis tos konkurencijos tarp 3x3 ir 5x5, ar ne? Gali būti, tai išdava konkurencijos. Ir 5x5 tiesiog instituciškai pajėgesni, nepaisant to, kad tai pačiai federacijai priklauso. Gerai, Raimundai, atsakysiu taip. Jeigu Kroatijoje gali įsilaikyti vandensvidis, futbolas, krepšinis, rankinis, čia aš kalbu apie tiek sporto šakų panašiai valstybei,
Tai pas mus kokią konkurenciją gali gautis tarp 3-3 krepšinio ir 5-5, jeigu daugiau mes nieko neturim. Nėra ir ji savaime viskas turi vystytis, bet sakau, mentalo klausimas, kad kažkaip nepriima. Nors grįžtant prie vizijos iš principo, aš turiu viziją, kad Los Andželo olimpinėse žaidynėse žaistų moterų 3-3 rinktinė. Aš su Vilniaus miestu, reiškiasi, ir su pagrindinė komanda Kibirkštim bandysiu tą įgyvendinti. Bet ar reikia to Lietuvai? Nežinau. Labai abejoju. Nes dabar, kur aš dirbu su vaikais visais, ar ne, tai irgi tai valstybei nereikia. Reikia tik tai atskiriems tėvams iš tikrųjų, kurie, vis galvoja, kad tie vaikai kažką tai pasieks sportą ir turės pragyvenimo šaltinį. Bet iš tikrųjų, esant tokiai pasiūlai Amerikoje mokslo, bet suderinus su sportu, tai mes turėtume iš viso greitai daryti staigiai visų sporto šakų programą, nes mes tiek vaikų galim išleisti mokytis nemokamai į Ameriką iš principo, kurie 100% negrįž, bet jų grįž labai daug su visai kitų mentaliteto, su visai kitų įsilavinimu ir panašiai. Čia visose srityse panašu, kad tas pats, nes mes kalbėjom su prezidentu mokslo akademijos, tai ta pati problematika su kaip genialiais vaikais ten matematikoje ir kur nors kitur, kad valstybei kaip ir nerūpi, jie palikti patys savo. Ir tas labai keista čia kažkaip girdėti tą, kad yra iš vis kažkokia valstybės politika sporto atžvilgiu. Manau, kad ne. Na, žiūrėkit, reiškiasi, jeigu imant ar olimpinis medalis valstybei atneša, pasididžiavimą ir kažkokią tai, galią, vadinkime, ar ne? Tai didžiosios valstybės turėdami pinigų, jie išmeta aibės pinigų, kad kovotų dėl olimpinių medalių kiekio, reiškiasi, laimėjimų ir panašiai. Programos yra rengiamos. Jie daug investuoja, jie tiesiog, daro. Aš jau nekalbu apie Kiniją kokią nors ar panašiai. Bet jeigu mes turim suvokimą, kad mes nebeturim tiek pinigų ir negalim išlaikyti aukščiausiam lygyje daug sporto šakų, tarkim, ar tai bus futbolas, ar tai bus rankinis, ar tai bus, ledo ritulys, tada kaip maža valstybė, tai fokusuokimės ir darykim programą mažųjų olimpinių varžybų. Tai sakykime, pliažo tinklinis, kur yra tam tikri pasiekimai, 3-3, kur tikrai mes galim sukovoti ir būti ir olimpiniais čempionais ir panašiai. Ir daug tokių sporto šakų yra, ir yra pakrančių irklavimas, yra daug įdomių, efektingų dalykų pasaulyje, kur mes galėtume, efektingai veikti su didžiuliais laimėjimais. Bet, vis tiek reikia kažkam tai imtis iniciatyvos, ir tą iniciatyvą vis tiek turi imtis politikas. O man įdomu, sakykite, o gal yra kur nors skaičiavimai, kiek kainuoja vienas maždaug tas medalis? Gal tokie vidurkiai? Jo, aš galiu pasakyti, kad daug išleidžiama. Aš galiu pasakyti, kad olimpinis bronzos medalis 3-3 viso kainavo per 4 metus 3,4 milijono eurų, kurių valstybės indėlis buvo grubiai apie 1 milijoną, gal 900 000. Aš turiu suskaičiavęs visą kitą, tai buvo arba rėmėjų lėšos, arba mano lėšos. Tai bet čia nėra, kad nepakeliamos kažkokios tos sumos. Taigi juokinga čia iš tikrųjų. Jo. Turim omenyje čia 4 metų, pasiruošimo ciklą visą, 4 metų. Jo, visą ciklą įma, jo. Taigi čia tikrai ne per didžiausios lėšos. Jeigu dar paėmus tiek, kad pinigų buvo išleista truputį neefektyviai, nes tu pirmą kartą darai ir nežinai iš tikrųjų. Mažai sporto šakai olimpiniam ciklui, kovojant dėl medalio, tikrai 2,5 iki 3 milijonų tikrai užtenka. Tai ne visi laimės, tai 5 milijonai medalis faktiškai, aš taip suprantu, būtų valstybės masteliu, jeigu taip išvidurkinus. Ir kiek valstybė už tos 3 ar 4 milijonus nusipirktų savo reklamos visom pasaulio žiniasklaidai.
0,1%. O medalis iš tikrųjų duotų daug daugiau reklamos. Tai aš suprantu, kad maždaug vadinkim, nišinės sporto šakos tiek turbūt, vidurkiškai turbūt tiek pat kainuotų. Aš turiu menį, Panašiai. bet, sakykime, tas pliažo tinklinis ir panašus, turbūt tiek panašiai. Panašiai. O tai jeigu kalbam apie pinigus, tada dar, tai tada jau ta mūsų flagmanas Lietuvos krepšinio rinktinė, ta didžioji, kiek jinai mums kainuoja. Man sunku dabar pasakyti, kiek labai sudėtinga, nes krepšinio dabar jau ne federacija, o asociacija, ji gauna lėšas už kaip ir visas sportas, už laimėjimus. Tai tarkim, jeigu yra, aš grubiai sakau, gavo apie 3 milijonus eurų iš valstybės už laimėjimus. Ten yra tam tikros lentelės. Tai jie tiek pat susirenka ir iš komercijos. Bet iš komercijos jie susirenka tik tai per vyrų rinktinę. Suprantat, tai yra surenka tuos kitus pinigus tik tai vyrų rinktinė. Ne vaikai, ne moterys, o tik vyrų rinktinė. Tai vėl kalba apie mentalitetą ir mūsų socialinį atsakingumą iš principo prieš ar vaikus, ar lygias galimybės, vadinkim. Dar tik noriu pridurti, kad pavyzdžiui, tie 3 milijonai, kurie ateina už laimėjimus krepšinio asociacijai, tai žinokit, yra 35% pinigų yra uždirbtų už 3-3 laimėjimus. Tai įsivaizduokit, 1,2 milijonas, 3 yra 3-3. Ir jeigu nefigūruotų šitos sporto šakos, jos nebūtų ir nebūtų jos laimėjimų, Lietuvos krepšinio asociacija turėtų ne 3 milijonus, o 1,7 tik tai milijono. Ir automatiškai tie pinigai visai krepšinio labai, jie iš karto mažėja. Taip, kad 3-3 krepšinis išlaiko ir vaikus, ir moteris, ir šiaip dar labai daug, jų laimėjimai labai daug duoda naudos bendram Lietuvos krepšiniui. Tai dabar, pavyzdžiui, tas laimėjimas Jungtinėse Amerikos valstijose, U13, U14, irgi kažkos kris, taip sakant, bendrą biudžetą skaičiuoja. Ne, čia vaikai, pagal valstybės įstatymą iš tikrųjų yra tik tai pasaulio olimpiados ir Europoje užimtos 1-8 vietos yra. Ir ten jau priklausomai nuo ta balų sistema yra tokia, reiškia. Ir įstatymas nėra šventa karvė, kad jinai būtų iki gyvenimo pabaigos. Jis ant tiek tobulėjo gyvenimas, kad jos reikia pastoviai taisyti ir žiūrėti, bet reikia klausti profesionalų. Tarkim, jeigu aš esu vaikų sporte ir 3-3 krepšinyje, tikrai už mane daugiau Lietuvoje niekas nežino, iš tikrųjų. Nei pagal finansus, nei kaip tą reikėtų daryti, net pagal mano pažintis iš principo pasaulyje. Tai manęs niekas net neklausia iš tikrųjų, arba jeigu aš netgi prašau, peržiūrėkim, bet tokį ir tokį įstatymą, tai vis tiek įsijungia valstybės mašina, tai yra administracijos, ministerijos ar dar kažkieno tai, ir viskas paskęsta tame jūroje. Rolandai, prisimeni, praeitoje kadencijoje, mes turėjom tokią diskusiją konkrečiai kalbant. Jo, turėjom. Tai vat aš nuo to laiko pradėjau, praeitos kadencijos ir taip ir nieko nepasiekiau. Tai čia gal ne valstybės problema, o gal mano problema, nes aš nesu... O tai gal čia ta dabar jau reforma vyksta, sporto taryba, kur čia bus, ar kas čia tokio, tai gal geriau dabar patys, čia sako, dalinsis tos. Aš nesu ten reformos darytojų šalia, tai negaliu pasakyti, kas ten daroma. Ten paprasčiausia kova dėl įtakos, kas ten kur ką valdys ar olimpinis. Taip, ten... Gerai, dar grįžkim prie vaikų sporto. Kas vaikų sportą finansuoja? Čia daugiausiai, čia iš savivaldybių ateina pinigai, ar iš švietimo sistemos? Jo, tai yra ten... Ar iš tėvų? Jo, ir savivaldybės finansuoja, ir valstybė, visai ten yra to krepšelių sistema, teisingai, neteisingai, čia vienas. Bet Lietuvoje sportuojančių vaikų krepšinį yra apie 16 000. 7 000 yra sportuojantis jau tą, vadinkim, profesionalų krepšinį, kurie žaidžia lygose ir panašiai. Kad 7 000 vaikų, tai
tėvai išleidžia, na, vadinkim, apie 25 milijonus eurų. Iš tų 25 milijonų per akcizus, per PVM'us ir visus kitus dalykus valstybei lieka, na, tarp 6-7 milijonų. O valstybė tėvams per krepšelį grąžina. Čia aš apie vienus metus kalbu. Tik tai 800 000 eurų. Ką aš girdžiu, kad vaikų sportas finansuojamas tėvų. Būtent, Taip, būtent. nu, Aišku, gali sakyti savivaldybės, pavyzdžiui, ir Vilniaus, ir Kauno, ir Klaipėdos, ir mažosios savivaldybės, kad mes finansuojam atskirai. Na, tarkim, gauna Vilniaus krepšinio mokykla, gauna tiek tai pinigų. Na, ir jie ten gauna apie 1,5 milijono, man atrodo, iš savivaldybės. Bet jie negali pasimti krepšelio. Na, ten taip sudėliota viskas iš principo, kad vis tiek esmė yra iš tikrųjų taip, kad 70% vaikų krepšinio, aš manau ir futbolo tas pats, finansuoja tėvai. Ką girdžiu, tai irgi čia toksai į tą, nu, kaip sakyti, į profesionalus orientuotas tas, nu, kur jau pažaidžia tie, o ten tokie mėgėjai, kurie tik tai šiaip, kad ateitų pažaisti, tai, nu, gal jie ir ateina kažkur, bet jiems finansavimo... Jo, jie negauna, ne, aišku, kad negauna, bet yra, aš sakau, yra krepšelis, kurį gali pasirinkti bet kuriai ar sporto šakai, ar meno užsiėmimams iš principo, bet jie yra vienaip ar kitaip yra sudėtingai suprantami iš vis. Bet tokiu atveju, pripažįstama viena, kad, tiesiog valstybė kaip tokie, nepajėgė pilnoje apimty finansuoti, kaip sakant, vaikų ar jaunimo sportą, bet kita vertus puikiai suprantama, kad dėl ko yra toksai lėšų trūkumas. Klausimas, iš tikrųjų, tada prioritetai, ar ne? Kaip išspręsti šitą lėšų trūkumą? Prioritetai. Tai, pavyzdžiui, profesionaliems klubams duoda savivaldybės, aš nežinau, sumoji, kiek ten bus, 10 milijonų kokią turtį išleidžia, aš taip spėju. LKL, aš dabar gal susilauksiu šiškų paskui po šito pasakymo, bet jeigu paimti ir atiduoti vaikam, tai ką žinau, ar klubais numirs Žalgiris koks nors, tai tikrai nenumirs jau dabar. Ne, nereikia jokių drastiškų daryti, atimti iš vieno ir atiduoti kitam. Kaip socializme iš tikrųjų, taip niekas nedaro. Iš principo, tu turi turėti viziją, kur gali būti ir tas profesionalus krepšinis, ir vaikų krepšinis, jis gali būti. Gali visiškai egzistuoti šalia vienas kito. Ne, bet klausimas, jeigu nėra pinigų, tai kažką rinktis vis tiek tenka tada, bet dabar... Kas jums sakė, kad nėra pinigų? Raimondas ką tik sakė, kad ne Teoretiškai. Jo, teoretiškai. Pilna tų pinigų iš principo. Bet daugiau žaidžia, daugiau žaidžia iš tikrųjų, tai yra vienas dalykas, yra socialinio atsakingumo nebuvimas tam tikrais momentais iš principo. Čia jau iš verslo aš kalbu. Iš valstybės neturėjimas prioriteto, o ašgi negaliu priversti valstybės, kad jūs darykit taip, ar ne, ir tuo labiau tai kas, tai bus prekyba poveikio. Jeigu aš darysiu, tai bus tai Grybauskaitė mane dar antrą kartą pasodins iš principo, nes aš darysiu poveikį. Tai aš galiu įtyrus rėkti ir sakyti, kad čia nesąmonė, bet žiūrėkit, tą, ką aš darau už savo pinigus, viskas gaunasi iš tikrųjų. Aš vaikų krepšiniai programai Future is Now, kuri dabar yra, tik tai metus laiko darau. Išleidau savo pinigų ir ėmėjau apie 140 000 eurų per metus. Ir mes jau esame Amerikoje. Mes esame tarp geriausių vaikų komandų visame pasaulyje. Nei vienas man neatsakė iš mūsų žvaigždžių, ar tai bus Valančiūnas, ar Buzelis, ar Kleiza, ar panašiai, nuo savo pagalbos, Marčiulionis, Kurtinaitis. Ta prasme, aš turiu pagalbą, ne piniginę, bet moralinę šią turiu iš principo. Bet dabar kaip priversti valstybę iš tikrųjų ir sakyti, kad valstybė, žiūrėkit, pabandom daryti iš tikrųjų tą programą. Tai jeigu aš tą darysiu, kadangi aš nesu, gal kaip asociacijos, krepšinio asociacijos viceprezidentas, be abejo, aš tikriausiai galiu siūlyti kažkokius tai pakeitimus, ar ne? Aš manau, kad tai. Bet kiek tai naudos,
nes aš pavargsiu dirbti iš tikrųjų. Tai tada darausi taip, kaip išmanau, komerciškai. O tai, Rolandai, gal tada sporto vadybininkų problema yra Lietuvoje? Jo, yra problema pas mus, tik tai dabar jie pradėjo po biškį gamintis. Jūs suprantate iš tikrųjų, kad pavyzdžiui, visame pasaulyje, jeigu imant pinigus, kas generuoja daugiausiai pinigų, visi kalba, kad tai muzika generuoja. Tai 4 kartus pasaulyje daugiau pinigų generuoja sportas už muziką. Ir realiai pas mus aukštosios mokyklos, VDU jau dabar jau pradėjo, jie labai mažai kreipia dėmesio į vadybą ir mes tikrai mažai turim profesionalių vadybininkų. Lauras Lučiūnas su tavim ginčytųsi, kas daugiau pinigų atneša, renginiai ar krepšinis, ar sportas apskritai. Jo, jis ginčytųsi, todėl kad jis ginčytųsi tik dėl to vieno koncerto Lietuvoje, ar ten 2 iš tikrųjų. Bet šiandien dieną jis nesiginčytų dėl to, kad jau Lietuvoje vėl pasikeitė situacija, nes būtent tie muzikos vadybininkai jau nebeturi iš ko dirbti ir kaip užsidirbti, nes viską vėlgi suvalgiusios savivaldybės su savo rėmimais koncertų, miestelių, miestų šventėmis ir vėl įsigimusi situacija. Apie ką mes kalbame, apie kokią, tai yra, aš jums dar kartą sakau, tai grynas socializmas yra. Mes negalim kalbėti apie jokį proveržį į priekį, jeigu Širvintos gali užtaisyti tokį koncertą, visus sukviesti už dyką į tą koncertą, sumokėti mūsų atlikėjams pinigus, o ką vadybai daryti, kaip tada daryti koncertą už pinigus. Beprotystė, čia yra, sakau, čia leninizmas, marksizmas iš principų. Dabar nesuprantu, reikia didinti finansavimą ar mažinti? Kaip dabar daryti? Koks vis dėlto pabaigai čia? Jo. Sporte reikia programos, valstybinės programos, į ką mes orientuojamės. Ir ta programa turi būti ne rytojaus dienai, o imkim 2 olimpinius ciklus, gal net 3 olimpinius ciklus ir žiūrim iš tikrųjų tas. Jeigu breikas yra, mes turim breiko šokėją numeris 1 pasaulyje ir yra breiko olimpiniai žaidynės Paryžiuje yra, tai mes ir koncentruojamės. Bet jeigu breiko olimpinio žaidynių Los Andželese nėra, ar ne, tai mes kažkaip nenumeskim to breiko iš tikrųjų ir žinokim, kad dar už 4 metų vėl tas breikas yra. Ir tą reikia išmanyti iš tikrųjų. Jeigu yra programa, tai čia apie mažasias sporto šakas kalbu. Jeigu yra užimtumo programa, tai vėl ją reikia kiekvienais metais peržiūrėti iš principo. Ar vaikų nutukimas, ar dar kažkas. Čiagi visą laiką reikia dirbti. Negali paleisti programos, padarai krepšinio taisyklės ir jos gyvuoja 100 metų. Tai įsivaizduokit, Senda Berens, tarp kitko lietuvių, kuri padarė krepšinio taisyklės 1892, man atrodo, metais. Ir būtų tos taisyklės iki dabar veikusios. Tai koks tas krepšinis būtų buvęs? Tai akivaizdu, pinigų yra, tik ne visai aišku, kaip juos teisingai panaudoti, tiksliau neaišku, kas juos galėtų teisingai panaudoti. Ir tas pats klausimas lieka, kam čia tos pinigus skiriam. Ačiū, kad dalyvavot. Ačiū Jums. Liberalūs pokalbiai.